Tema – nagai. Nagai, nagai, nagai. Labai aktuali tema kiekvienam gyvūnų augintojam, kaip šunim, taip ir katėm. Ir mes turim žinoti, kad ne kiekvienam šuniui nudyla nagai bevaikštant. Ir mes turim žinoti, kokį poveikį gyvūno sveikatai daro ilgi nagai. Ir jeigu nagai yra ilgi, iš pradžių pėda pakyla aukštai ir šuo negali normaliai vaikščioti, po to pradeda pėda gultis ir dėl nagų, per ilgų nagų keičiasi gyvūno visiška gyvenimo kokybė, konstrukcija. Mes puikiai žinome, kad labai svarbu yra sveiki sąnariai, sveikas stuburas, tačiau nenukirpti nagai gyvūnai gali atnešti labai žalingas pasekmes. Todėl mes šiandien mokinsimės, kaip apkirpti nagus. Ir tą turi mokėti visi. Vaikams sugebam kirpti nagus, lygiai taip pat savo gyvūnam turim sugebėti nukirpti nagus ir tai tikrai nieko ypatingo. Turim turėti nagų kirpimo žirklutes ir turim būti visuomet pasiruošę miltelių, todėl kad gali taip atsitikti, kad netyčia galime įkirpti daugiau ir kaip sustabdyti kraujavimą. Tai pasiruošiam visą laiką miltelių ir pasiemame šuniuką kirpti nagus. Tai kiek reikia kirpti nagų? Realiai mes matome, kad šuniuko pėda turi minti taip ir nagai turi nesiliesti. Tai nagai kerpiami iki gelonies. Pradedam kirpti ir užtenka. Taip. Procedūra niekam nemaloni, tačiau būtina. Iš tikrųjų, nagus turim kirpti kiekvieną savaitę ir tada nei šuniukui bus stresas ir mes išmoksim tą daryti. Viskas darosi labai greitai. Ir prašom, atsitiko taip, kad mes netyčia per giliai nuėjom. Taigi, milteliai prispaudžiam, palaikom ir viskas. Kai matome, gyvūnas ramus, jis realiai nejaučia daugiau streso, čia yra šeimininkam, negu pačiam šuniui. Tai kad gerai nukirptas nagas, matosi, atsiranda taškiukas toksai. Tai čia yra gerai nukirptas nagas. Bet jeigu atsitiko taip, kad šiek tiek pradėjo kraujuoti, tai neišsigąskit, tiesiog paimate ir uždedate miltelių ant įkirptos vietos ir prispaudžiame. Ir viskas. Kiekvienas iš šeimininkų mes turime mokėti apkirpti nagus. Ir gyvūnam, ir savo vaikam. Taigi, gyvūnų nagai lygiai taip pat svarbus, kaip ir mūsų.